Praeitą savaitę vasariško karščio banga nuvilnijo per visą Europą. Karšti orai netruko pasiekti ir Lietuvos. Italijos sostinėje Romoje ne vieną dieną įsilaikė daugiau nei 30 laipsnių Celsijaus temperatūra. Fontanai, kurių netrūksta Romoje, tapo tikra atgaiva karščio nualintiems turistams. Labai karšta, su karščiu kovojame va taip, vandeniu su ledukais. Ne tik atvykėliai, bet ir vietiniai vėsinasi centrinio Bračijos fontano vandeniu. Nuo kaitrios saulės gelbsti ir įskleistas skėtis. Prekeiviai netruko ir iš to pasipelnyti. Keista, bet karštis net baidė prisiekusių sportininkų, kurie net plieskiant 30 laipsnių karščiui mina dviratį. Tuo tarpu Strasbūre, pietų Prancūzijoje, oras tapo pagrindinė žmonių pokalbių tema. Karštis tiek sostinėje Paryžiuje, tiek vietovėse netoli Vokietijos sienos, Celsijaus stulpelį kilstelėjo net iki 37 laipsnių. Tokia kaitra pastebėtinai sulėtino žmonių apsukas. Daugelis leido laiką pavėsyje, kiti ieškojo maudynių vietos. Tokiu karštu oru patariama gerti daug vandens, vilkėti orui pralaidžius šviesius drabužius bei stengtis praleisti kuo mažiau laiko saulėje.